Karys prieš Hondą. Apėjo Hondą tiesiog. Šiaip nežinau, ar čia Respublikos dienos dalis, ar tiesiog šventės, nes čia sakė, nelabai kas švenčia tą Respublikos dieną šitos apylinkės. O šį mėnesį vyksta labai daug visokių karnavalų ir taip toliau, tai net neaišku. Čia vis laik kažkokia būgnai, muzika, kažkas vis laiką veiksmai, vis laiką šventime kažkokia. Bet kai turi ten milijoną plius dievų, tai visus gal atšventi. Daug reikia laiko. Neabejotinai praktiškiausias šiukšlių atsikratymo būdas – padek mane. Šiandien prasidėjo rugiapjūtė, tai yra ryžiapjūtė. Ir kombainas belia kaip muzika garsiai groja visą dieną. Yra ko pasimokinti mūsų ūkininkams. Įsivaizduojat rugpjūtį, kaip visi kūlė laukus tiesiog. Groja koks nors ten kerbedis ar G&G sindikatas, nesvarbu. Smagiau visiems būtų. Na, gal ne tiem, kas šalia gyvena, bet ką žinau, visai nieko. Klausėt, kodėl mano galva vėl užryžta babos skarą. Čia vėl nauja diena, naujos procedūros. Vakar dar vėmiau, šiandien jau ten, žodžiu, ten nosį dabar gydo, kanalus ten praputinėja su dūmais. Dar ausis vatos prikištos, tai jeigu kažką sakysit, tai garsiau sakykit, nes nelabai girdžiu dabar. Nabaga pririšta laiko ant grandinių. Ir priekinės ir galinės kojas. Vargšiukas. Kur man po Šrilankos drambliai, nu gerai, gal aš ten buvau susitikęs laisvę ir išsigandau biškį. Sveikas! Ai, nežinau, labai tu arti. Bet vis tiek jie atrodo tokie draugiški. Jo, pavojingi, nes sveria 10 kartų daugiau už mus, bet na, neatrodo, kad reikia tokių priemonių. Pririšt 3 kojas visas ir čia kažkokioj baloj laikyti. Šiaip čia jie toj Keraloj tai mėgsta tokius didelius namus statyti, daug kur matos net sustoja statybos. Kažkur tęsia, kažkur baigia.
nes labai daug kas dirba iš šitos valstijos skraido į Jungtinius Arabų Emiratus. Ir čia prestižo reikalas yra, nors ir gyveni Emiratuose, bet čia pasistatyti namą. Ir ten jame net negyventa, tik ant pensijos grįžti. Pensijai ruoštis. Ai, o kas liečia tą pjautuvą su kaltuvu komunistinė, tai čia pasirodo šita valstija yra komunistinė, viena iš kelių Indijai. Aš žinai nežinau, kad valstijose skirias valdymo formos, bet pasirodo taip yra. Taip, na, komunizmas gyvas, viltis dar gyva. What are you selling? Right. Fish. Fish. This chingy mishli, this uma mishli. This is one cheese, puta meat, puta, manga. Puta. This one. This. Okay. This is tiger. Tiger. Tiger Gemini. This is puta. Puta. Yeah. Chicken. Kad čia jos nepabėga. Vapelis. Visą laiką pro čia praeinu, tai biškį nupurto tas vištų kvapas ir žuvies tokia tekstūra. Ir šiaip dar pasakoja, kad kuo daugiau, čia šitoj būtent Keralos valstijoj, kuo daugiau tavo vaikų dirba emigravę, tiksliau, nebūtinai, kad į Arabų Emiratus, bet apskritai kuo daugiau emigravę, tai to tavo prestižas reiškia geresnis. Čia to daugiau vadinamo klauto turi, pagarbos, nes reiškia jau tu būsi išlaikytas ir taip toliau. Čia gal net visą Indiją taip iš tikrųjų. Bet šita valstija labai tokia ant emigracijos pasinešus. Tai čia jau toks principo reikalas. Kuo daugiau vaikų išsiųst užsienin. O ryžių laukas tai visai čia važiuoja greitai. Tokiais tempais su muzikėlė ryt po ryt ir jau gatavas bus. Bus galima ragauti šviežią ryžį. Aš šiaip skaičiau, kad ryžiai kuo ilgiau pastovėja, tai to didesnę vertę turi kaip vynas. Tai tas šviežias dar nėra, nereiškia, kad geras. Čia yra gydytojai, kurie dirba čia, vaikas, jie čia ir gyvena ir dirba visam šitam retryte. Tas vaikas nenuilzamas, vis laikas judesi, visą laiką laksto, laistas, ten kažką tai veikia, akmenai ten kažkur čia žyko, visur čia teritorija nemaža, tai aš kai jį pasižiūriu, tai toks pavydas, tas toks nostalginis, kai irgi kaime vasaras leisdavau, tai kokia yra prabanga, va tokia aplinkoje augti ne mieste, iš tikrųjų. Vištos, gyvūnai, čia žmonės ten, visi darbuotojai ten pažįsta jį. Tai
neįtikėtinai gerai va taip yra augti, man atrodo. Bent jau vasaros turėtų, aš vasaros turėjau va taip irgi laisvai kaime. O čia tai iš viso pasaka. Koks kompiuteris, koks telefonas. Mūsų šutio irgi gauna nusipjaut ryžių derliaus biškį kampą. Už tą čia visą garsą praklausytą, nors ta muzika man taip patinka. Gal eit padėt? Eit padėt ar ne? Jūs garsiau sakykit, man ausis užkimštas su vata. Eit? Tai eit. Blemba, tik šiandien kelnės išskalbtos. Čia gal šitos reik padėt sunešt. A? Dalykai, kurių nesitikite rasti ryžių lauke, nebent esate Indijoj. Nu ką, padirbom, einam valgyt. Šviežias ryžius. Dar su kevalu. Tai nelabai skanu. Bet paragauti reikia. Užsidirbau tiek. Jokio skonio. Čia tas ūkininkas, kur dirbo, sakė, ką tik angį tokią nemažą pagavo ir užmušė. Užmušė, nes sakė, prie jo kojos artėjo. Gal nebuvo būtina, bet užmušė. Tai gal su savo basom kojom ten nebesivelsiu, užtenka. Touch your chest. Again. Senė, kai daužo. Kaip ten sako, kas
parūkęs nepavalgo tas didžiausias tinginys, ar atvirkščiai, neatsimenu, bet kažkaip taip. Po procedūros grįžau ir radau kaimynas iš Fundijos mangą, guavą. Galvoju, reiks susisukti tokį popietinį suktainę. Sakoma, kad Indijoje yra apie 50 rūšių mangų. Šitą paragavau, tai atgaiva kūnui ir sielai. O kas liečia mangus, tai čia pasirodo žmonės net priklausomi nuo jų yra ir yra kas atvaro tik į Indiją vien tik mangų pavalgyti sezono metu, o dabar sezonas tik prasideda. Karalienės anksčiau ten iš kitų kraštų atvarydavo į Indiją būtent mangų. Kas gali sau leisti, tikrai verta. Aišku, gali ir importuoti ras parduotuvį, gal neblogą tokį, bet 50 rūšių ir nežinau, aš tais importuotais ten ne taip pasitikėčiau, negu čia iš vietinio kiosko. Manga yra žiauru iš tikro. Tas skonis. Dar gal vieną susisuksiu blyną. Kiekvieną atėjimu tos upės vis mažiau ir jau atrodo už savaitės ar poros čia jau nebeliks, nebepratekė, jau čia realiai nebeprateka. Jau čia išdžiūvę. O lietaus dar čia nenusimato iki Liepos kokios. Paskui štilis. Reik prigult. Vis dėlto gi pliažas čia. Kažkoksai tai čia juodas gandras. Ieško maisto. Nu čia tikrai ne gandras, bet panašus. Ar prisileis arti pažiūrėsim. Šiaip tai dar visai čia tvarkingas tas pliažas. Aišku, nes žmonių beveik nėra. Karvių daugiau ateina pagirdyt. Ką baigėsi Nasiam procedūra, savaitę trukus vysti synus, išvalyti, išgarinti, išdezinfekuoti, visokie nebaisės, nei alergijos, nei sinusitai. Baisus gal tik tais vis tiek Indijos oras užterštas, nuo šito tai nieks neapsaugos jau. Bet šiaip šiandien, kai tą dūmą traukiau, tai atrodo, kad vis giliau ir giliau eina. Tai šiandien ten atrodo, kiek ausų daėjo ir išpučiu. Tai gal ten kažką ir pradarė tolimesnės šachtas, nežinau. Šitas šienas lieka po ryžių nuėjimo. Tai ne tik, kad ryžius nuėjo, dar ir lieka šieno, kurį parduoti ūkininkam valgyti karvėm. Ateini pasilabint?
Jeigu karvė net nevalgo šitų sausainių, tai jau labai blogi. Na, aš čia paliksiu. Kažkas paimys gal. Bet maladėts, kad nevalgai. Tai va, nasajam procedūra baigta, paskutinė diena, kai vaikštau su skarutė ir ausų kimštukais ir neplauta galva savaitę laiko. Šitos tai nereik nešiotis, bet čia keliai tokie dulkini, tai kartais žiūrėk taip užsimaskuot. Nes sakė, biškį saugot visus jutiminius organus galvos, klausą, uoslę, regą. O rytoj laukia tokia visai nebloga procedūra irgi, neatsimenu kaip vadinasi indiškai, vasavarapa kažkokia, purigation arba išvarimas. Tai ryte dar gausiu masažą, tada gausiu vaistų ir tada gausiu visą dieną triestą. Tai va tiek, išsivalymas toks bus. O šiandien dar pasivaikščiotų, nes rytoj visą dieną kambarį ir ant tualeto. Nuskrido draugelis. Hello. Cookies? Thank you. Thank you. What did it do? He took a half. Full. Tai valgykit, nebijokit. Eat it. Cows don't eat it, but humans do. Pirkau tai šunims, bet vaikai irgi atrodo, kad nelabai noriai. Iš mandagumo tik atsikando. Kad čia už 30 centų toks pokas, tai ką norėtų. Vaikai irgi žino, kas valgoma, kas ne. Ką, turėjau rytinį masažą, įlendau į garą dėžę, išgėriau mediciną. Jeigu klausit kokią mediciną, tai įsivaizduokit pelyną, tik tais kokį 10 kart stipresnį. Jeigu esat gėrę pelyną, o dauguma esat, tai vat toks visą stiklinę. Ir dabar turiu suvaikščioti 10 ratų čia, šitam Pančakarmos koliziejum, kad apvirškint turbūt tą gėralą iškart neit gult. Ar šiaip nežinau, gal čia kažkoks apeiginis dalykas, ar aš galvoju, kad dėl suvirškinimo. 9 ratas. Gavau net atskirą kambarį tokį biškį paprastesnį, kad nesuteršiu savojo. Dabar gersiu pusiau virintą vandenį, iki kol prasidės išsivalymas. Ir turiu žymėti laiką, kada kiek išgeriu. O čia jau išėjimo laikas, kada kiek padarysiu, ko nežinau, kam čia to reikia, bet kažkodėl svarbu
Vyrečianamo. Vyredžiana vadinasi procedūra. Jeigu jų kalba. Nu, sakė, galiu apsivemti netgi nuo šito. Kas nebūtų gerai, nes reiktų vėl gerti, bet kol kas normaliai jaučiuosi. Tai pradedam vandenų gerti. Būkit. Toks pusiau virintas toks vanduo. Laikrodžių tai neturiu. Turiu. Viena stiklinė bus. Ką, praėjo apie valandą nuo medicinos išgerimo. Ten, man rodos, trifalą duoda, tik tai žiauriai stiprios koncentracijos, nes dabar paskaičiau, ką duoda, tai dažniausiai trifalą. Ir skonis panašus, nes aš trifalą Lietuvoj gerdavau, tik tais labai panedaug, o čia tai tokį duoda bombinį koncentratą, kad vos nuo ryto eina. Pykino taip kokias 20 minučių stipriai, kas ir turėjo būti. Daug kas ir apsivėmė, bet pralaužiau tą pykiną, dabar jau jaučiu, kad jau pramušė žemyn ir toj važiuosim. Aš važiuosiu, jūs tai geriau nenorėkit važiuoti kartu. Jau po visko pasižiūrėsim, kokio ilgio užpildysiu sąrašą šitą. Kiek bus? Spėkit, aš spėju koks 20 kartų į tualetą apsilankiu. Būtų neblogai. Pažiūrėsim. Iki. Nu ką, egzaminas baigtas. 16 prisėdimų. Ir jau virš valandos niekas nevyksta, tai kaip ir baigta. Tai gaunu vandens ryžių dabar pavalgyti. Dar ateis dėdė įvertint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ഞാൻ പറഞ്ഞേ 20. Jau jie susilažinę buvo. ഒന്നുമില്ല. ഗ്യാസില്ല. ഗ്യാസൊക്കെ പോയി. ഗ്യാസ് പോയി. Okay. Very good. Thank you. Taip gauname šieno kitką. Ar čia ne kitką? Lietuviškai vadinu kitką. Rulonas. Pas biškį didesni būna rulikai čia. Gimtadienis daktarės. Vakar buvo daktaro gimtadienis, o šiandien jo žmonos daktarės išėjo pora, kurie dirba viens po kito. Jau taip kokias 3 minutės stovime fotkinamės. Na, Indijai svarbu tos fotografijos. Kas daugiau belieka? Fotografijos, kaip praeina gimtadienis, šventė. Nuotrauka.
Kai gerai, kad kažkas davė gėlę, tai turėjau ką įteikti. Gerai, kad tie tortai Azijos tokie atrodo labai neskoningi ir tokie spalvoti ir netikri. Nes aš šiandien dar ant dietos po triedyklos, tai kaip ir norėtų kažkas saldus, bet ne tokio torto. Paskendo Kapitonas Amerika, paskęs ir ponis. Jau aš vėl grįžau su reperio Skarute. Šitų vabalų pilna čia ir jie visą laiką taip susikibę rurom eina. Vienas veda, kitas atbulas. Šiandien dar mačiau kokie gal 7 taip X susikabinę. Bet niekur nėjo, nes turbūt visi į skirtingas pusės ir tiesiog ant savų stovėjo. Tik labai keista. Po vieną gal mačiau kelis, bet visą laiką beveik dviesi susikibę. Paprasčiau. Krautuvė ant rato atvažiavo pas mus. Reikia prasėti biškį. Ką, mano Pančakarma jau taip kaip ir į pabaigą eina, dar savaitę liko. Baigėsi tokie ekstremalūs valymai, su tokie jau liko lengvesni enemos. Liaudiškai sakant, klizmutės. Tam baiką. Visokie atpalaiduojantis masažiokai dabar, atstatantis jau kūną. Pradžiai taip iš taško tave viską iššalina, išlydo ir dabar jau po biškį atstatinėja tonusą. Tai tokius masažiukus turiu su ryžių koše ir pienu, labai fainai raumenim. Ir šiandien prasidėjo tas Širodharos procedūra, kur tiesiog pusę valandos pila aliejų čia tau ant kaktos. Tai žiauriai gerai irgi atpalaidavimui, bet irgi reikia vengti šviesos labai ryškios, garsų, kažkokių stimuliacijų ir taip toliau. Ramybėlė turi būti. Tai daug ir negaliu kalbėti, net nedaug žodžiausių. Einam tiesiog kažkur tais. Nežinau, ar girdis per kamerą, bet traškesys toks iš bambuko eina. Bele kaip jau seni. Ir spygliuoti.
Čia esu atradęs tokį slaptą patekimą į šventyklą, kadangi aš su šortais triusiukų ilgumą, tai man negalima, bet pro galinės duris biškį užeisim, gal nieks nepamatys. Pamatė vis dėlto didukis. Sakė, jau čia irgi šventykla, nors ir už tvoros. Kad su batais čia. Jam užkliuvo ne kad su šortais. Jau batai tai čia yra šventas reikalas, kad jau nusimt reikia. Nenusiminėsiu. Hai. Šiaip čia tas regionas visai musulmoniškas, tų mečečių nemažai, vien čia kokios 2-3 išsimėtę. Tai anksčiausia malda būna paleidžia, net nepaleidžia, gyvai ten gieda 5:30, bet vis tiek hinduizmas čia, Indija, ir kažkur už 10-15 minučių paleidžia šventykloje hinduistai savo maldą. Tai toks įdomus būna remixas. Tai nors žadintuvas mano 6, bet taip jau nuo 5:30 maždaug žadinės pagal tas giesmes. Ką, gydymai jau į pabaigą, švarūs rūbai irgi pabaigą, net beryt nereikia išsitraukti, va. Nežinau, ką pagalvos žmonės, bet jau geriau negu pusnagiam vaikščiot. Net nežinau, kad tiek suplyšus jinai. Paskutinė laukia Širodharos procedūra. Tai einam, gal parodysiu, kaip ten man aliejų ant kaktos pila. Prieš tai tokie buvo nevykę seansai, pasižiūrėsim, ar pasitaisė ar ne ant paskutinę. Čia kapsta. Šiaip kas juokinga, kai čia atvariau, turėjau imti kambarį, tiesiog paprastą kambarį su kondicionierium, bet smirdėjo dažais, tai perkrausti į kotedžą, tipo geresnį variantą. Nu ir geresnis iš tikrųjų, ten terasėlė buvo viskas. Dabar atvyko tokia moteris ten, kur sunkiau vaikšto ir jai reikėjo to kotedžo, nes arti terapinio. Tai davė dar upgrade'ą vieną man, vat. Dabar iš viso čia toks kotedžas, tokia terasa į lauką. Tada įeini tokia svetainė, galima sakyti, su lova. Virtuvė, yra virtuvė net. Aišku, vaisios arti.
Tarp kitko, šiandien valgiau skaniausią valgytą ananasą gyvenime. Toks skonis, bet per daug pravalgiau, tai dabar nugraužtas liežuvis, net toks per jautrus. Biškį perdozavau. Nu ir aišku, mėgamas. Ir aišku, čia viskas jau aišku. Tai va toks va super luxury cottage'as buvo gautas nemokamai upgrade'as. Visai čia verta būti ir pasigydyti, sakyčiau. Ypač dėl šito vaizdelio ryte. O vakare mėnulis. Ir dabar pilnatis ten kyla, taip kyla. Oranžinis. Ką, paskutinė mano pančakarmos diena procedūrų ir paskutinė procedūra. Neatsimenu, kaip vadinasi talam, tik vakar pradėjo ir šiandien užbaigs. Atsisėsti reikia ir sėdėti. Uždeda tokį banano lapą ir prikrauna kažkokios košės. Nežinau, labai keistas kvapas. Kažkokios uogos ten košė, bet tokia rauginta, kaip lyg ir pieną užneša, gal ir pieną yra ir kažkokių raugų. Žodžiu, pamatysit. Einam. Tai tokia. Jaučiasi. Geriau standžiai, negu kad varbėtų tą bluzą paskui čia visur. Ar ne? Nu ir dabar pakraustos masės tokelėse. Nežinau, ką nufilmuosiu. Masė pakrauta dabar, užpakoja mane ir sėdžiu, medituoju kaip teletabis. Koks ten buvo dipsis su žaliu kortu ant galvos. Ką jau vakaras atėjo ir festivalis prasidėjo. Nes šiaip čia visą dieną kažkas vyksta, kažkokia šventė, šventykloje, nu, Indijos dalykai, kasdienybė. Išėjau pasižiūrėti. Taip, turiu dėvėti akinius nuo saulės naktį. Saugotis nuo šviesos spindulių. Draugų rate. Gerai, kad turiu batos ausyse, kai toks žibėlas stovi palei pat nosį.
su kamera visur praleidžia. Net nežinau, kodėl mane čia atvedė. Aš net neprašiau eit. Bet jeigu turi kamerą Indijoj, tai tu vienu lygiu aukščiau esi. Nu ir aišku, ne tik kamera, bet ir mano baltas veidelis irgi čia kaip balta korta veikia. Panašiai aš muzikos mokykloje grodavau su saksofonu pirmoji klasėje, paskui jau geriau išgrojau. Šiaip aš čia norėjau tik trumpam užeiti, bet jau kaip mane pravedė į užkulisius, tai dabar kažkokia atsakomybė jaučiu sėdėti, žiūrėti. Net bilieto nereikėjo pirkti, nors čia su bilieto patekimas. Pirmas laisvadienis, nu ir paskutinė diena čia. Ir va toks nuotykis išpuolė su valtim prasiplaukti. Čia didžiausia upė valstijoje yra. Bambai tik tai čia valties išlaisvinimas sudėtingai vyksta ir ilgai jau. Bet jau į pabaigą. Just down, right? Here, come here. So this is no day. Čia tas valtis naudoja smėlio kasybai iš upės. Tiesiog išsemia ir kasa ir džiovina. Paskui, nežinau, statybom smėlis, viskam, stiklui. Dūmą meta jau ne kažką motorui, nors čia vandens motoras, mėlynas spalva vandens, tai gal kaip tik gerai, nežinau. Jaučiuos kaip popiežius, važiuoju su limuzinu tokiu valtiniu ir mojuoju. Žmonės pirmą kartą, kad jie Malta tokį. Net ne iš Malos, bet Malta popą.
atitarnavęs. Bet dar kažkodėl iš čia. Pažiūrėkit šitą žmogelį YouTube. Jisai gelbėjo vat šunis. Be jokio atlygio. Tiesiog važinėjo visą dieną. Visokius gydo šunis jas. Ir be jokio atlygio. Va tokių yra žmonių Indijai, pasirodo irgi. Ne tik bijančių ir nekenčiančių šunų. Ir dar pavažiuoja, ekskursijos padaro. Skambinti šito numerį. Pasidaryti ekskursiją. Reikia priduoti knygas į biblioteką. Nežinau, kur čia buvo. Padėsiu taip. Palieku savo knygą, kurią baigiau skaityti, tik atvažiavęs. Nes pasiemu vieną iš čia knygą, kurios nebaigiau skaityti ir nespėjau tiesiog pabaigti. Tai tokius mainus atlieku, gal nepasigės. Šiaip smagu bus, jeigu lietuvis koks dar čia atvyks, o atvyksta jų pasirodo ir ateis į biblioteką ir ras lietuvišką knygą tiesiog. Ne lietuvišką, lietuvių kalbą knygą. Man tai tikrai nustebino, kur Indijai tiesiog randi lietuvišką knygą. Iškart skaitai, net nežiūri, kas ten. Einam pusryčių paskutinių. Na, o pusryčiam žymėji indiški idliai. Šiaip idliai šitie būna kiekvieną pirmadienį pusryčiam, bet pirmą kartą valgau, nes kiekvieną pirmadienį būdavo, kad negaliu valgyti paprasto maisto. Gygeriu, tai vėmimas, tridimas, einama. Ir šiandien išvykstu, tai dar gaunu idlius, tai idealiai čia viskas sukrito. Fū, kad privalgiau tų pusryčių, 5 idlius, dar tas bananas, pieno. Kaip paskutiniai pusryčiai ir tokie laukti, tai nepasigailėjau. Laukiu taksi ir važiuosiu. Varau toliau. O daugumai turbūt rūpi, nu tai mariau mėnesį laiko čia tą pančakarmą gydys, kažką tai čia valiais, tai ar pagerėja, ar pasveikai nuo kažko tais. Turbūt nėra tokio atsakymo konkretaus, nes pančakarma tai yra tokia kaip, nežinau, kaip išgrėžia tave kaip skudurą viską ir labai daug lems ateinantis 3 mėnesiai. Kaip daktarai sako, čia tu dabar kaip krištolo rutulys trapus toksai ir labai daug lems, ką įdėsi į save, maistą, emociškai, psichologiškai, visaip. Nes ateinantis 3-6 mėnesiai tokia kaip reabilitacija, statymas savęs iš naujo pamatų. Tai vat, tai tokio atsakymo konkretaus nebus, žinau, kad jaučiuos toks lengvesnis, švaresnis. Visi jutiminiai organai tokie, klausa, rega, viskas jautrėja. Net pypsina kažkas, šviesos kažkokios, tai net dirgina taip. Tai tas pagerėjęs, bet turi, aišku, atsistatyti normas viskas. Tai konkretaus atsakymo nebus, manau, su laiku bus matyta, kiek šitas malonumas
kartais netoks malonus kainavo, tai mėnesis laiko grubiai 2000 eurų. Čia su kraujo tyrimus darė, tada dar prieskonių užsisakiau, pasimsiu su savim riešutų ir medikamentai ayurvediniai, kuriuos čia turėsiu gerti dar kelis mėnesius, atstatomieji tokie žolelių. Tai va, 2000. Šiaip čia nėra daug kaip už mėnesį ir turint omeny, kad gyvenau kotedže, tai gan pigu palyginus. Su kitom, kiek domėjaus, 2,5–3 tūkstančiai šiaip tokia kaina, tokio gydymo. Tai va, o ar čia kažką padėjo, nepadėjo, priklausys, manau, didžiąją dalim nuo manęs ir ateinančių kelių mėnesių. Tai va. Einam šunelę. Einam, palauksim vairuotoją ir varom toliau. Kalnas, biškį vėsiau. Ojej, kaip skanu.